Sveikinuosi su visais, kas klausotės. Ir šiandien sveikinuosi su savo kolegėmis, coachingo specialistėmis Laura ir Ernesta, sveikos merginos. Labas. Ir šiandien kalbėsime apie valią. Žinot, prieš susijungiant aš kažkaip tai pagalvojau, kad valia nebėra tokia populiari ir mūsų dienomis galbūt nebe taip akcentuojama. Aš prisimenu, kai auga, gal dar net 10 metų atgal, visi būdavo, koks valingas žmogus, kokia pas jį yra valia. O dabar ta valia pasidarė tokia, jinai lyg ir nebepopuliari, jinai nebėra tokia reikšminga, tai nėra kažkoks tai žmogaus įvertinimas. Man tai daugiau atrodo, kad žmonės pradėjo eiti į tą tokį, kad, neapsimesk, paprašyk pagalbos, iš tos pusės, ar ne? Tai su tokia mintimi ir ateinu į tą mūsų pokalbį, tai kaip jūs galvojat, kaip jums atrodo, tas valios, tas populiarumas, ar dažnai susidurėt, kad žmonės sako, valia, turėk valios, ar ne? Arba koks valingas žmogus, kiek dažnai mini per dieną ar per mėnesį, kiek kartų išgirstat tokį dalyką? Aš tai iš karto, Vaida, noriu įsijungti šitą pokalbį. Aš dar prisimenu iš tų senų pasakymų, buvo geležinė valia. Toksai apibūdinimas, taip, tai šitą iš viso neatsimenu, kada esu girdėjus. Ir kai tu šnekėjai, man tokia kilo mintis, kad dabar turbūt tas nevalingas žmogus pasidarė, o motyvuotas. Man atrodo, kad valia tą žodį pakeitė motyvacija. Kažkaip tai ne? Kaip jūs manot? Kažkaip galvoju, kad gal ne motyvacija pakeitė, bet kad nebegirdėti, jog valia yra privalumas, tai irgi, kaip tu, Vaida, sakai dabar, retai kada minim. Man kas įdomu pasidarė klausant Vaidos, kai tu paminėjai, kad nebūk valingas ar nepaprašyk pagalbos. Tai man tada dažnai kyla toks klausimas, o tai valia kalba apie, ir tada iš kitos pusės apie silpnumą, apie nedrąsą prašyti pagalbos, bandymą pačiam daryti, man čia tai nesueina galai, nes aš kažkaip galvoju, valia tai daugiau galbūt ryžtas yra, drąsa, aš sakyčiau dabar atitikmuo, ar ne, jeigu tu, Laura, su motyvacija sieji, tai man būtų ryžtas, drąsa, apie tai gal žinai užsikeitė. Matai, o man kažkaip tai susisėjo, kad turėsiu valios, padarysiu, žinai, turėsiu valios. Tai kas į tą valią įeina? Tai, žinai, ten turėsiu valios, nevalgysiu, numesiu kilogramų. Tai kas į tą valią įeina? Tai įeina susiplanavimas kažkoks, ką aš ten valgysiu, ko aš ten nevalgysiu, meniu susižiūrėjimas, susiderinimas galbūt su šeima, ar ne? Tai, apskritai, kai pradedi galvoti, tai ta valia susideda irgi labai iš daug tokių dalykų ir to pasiruošimo. Tai irgi dar kitas klausimas kyla, ar tos valios jos galima prikaupti? Ar jinai yra daugiau tokia kaip disciplina? Nes pasakyti, kad turėk valios, mes turim valios, yra labai, labai paprasta ir kai pradedi galvoti, tai kas ta valia yra, iš ko ji? Aš tai galvoju, iš vis tas pasakymas turėk valios arba prikaupsiu valios, kai turėsiu valios, man toks apie nieką iš esmės. Kaip tu gali tą prikaupti ir kas iš viso ta valia yra? Bet atliepiant klausimą, iš ko jis susideda, tai man atrodo, kad pirmas žingsnis tai yra mano pasirinkimas. Kažką daryti, kažko atsisakyti, kažką kitą pasirinkti, netgi nedaryti nieko, kartais yra, dabar į kabutės dedu valia, ar ne, bet iš esmės man atrodo, kad tai yra pasirinkimas. Ir po to, kas jau vyksta pasirinkus, yra ta disciplinos dalis, kad jeigu aš pasirinkau, žinau, kodėl pasirinkau, ką man tai duos, tada dėliojasi rutina, gal netgi dėčiau prieš discipliną, susidėlioju rutiną ir reikia disciplinos, kad eičiau tą rutiną ir palaikyčiau. Kaip tos valios prikaupti reiktų? Tada aš negalvočiau, jeigu įmanoma prikaupti valios ir norėčiau savo paprieštarauti, kad visgi įmanoma tos valios prikaupti, galvoti, kokiais būdais aš jos kaupčiau, sėdint ant sofkės, ar ką darant, nes veiksmo kažkokio tai reikia. Kai darai veiksmą, tada valios kaip ir nebereikia. Aš tau, Ernesta, noriu paantrinti ir truputėlį pratęsti mintį apie valią ir discipliną, nes
Man kažkaip atrodo, kad tarkim, jeigu kažką nusprendi daryti, ar ne, yra, kaip minėjai, pirmas pasirinkimas, tai tam padaryti reikia valios. Pavyzdžiui, irgi imam standartinį sporto klubą, ar ne, tai jeigu mes pasirenkam sportuoti, tai turbūt pirmais kartais reikia valios nueiti. Nes reikia to ryžto, pasiryžimo, valios ir paskui, kai tu nueini kelis kartus, tada jau turbūt tiek valios nebereikia, kiek jau tada įsijungia rutina ir disciplina. Man atrodo, kad ta valia perauga į discipliną. Paskui, nes valia tai darai dėl to, kad nori kažką daryti ir tu kaip tą prisiverti, o disciplina jau yra, tiesiog darai, nes tą reikia. Tiesiog tęstinumas toksai. Man iš šitos pusės. Aha. Taip, Aida. Ar į įprotį? Disciplina. Čia geras klausimas. Aš šiaip sakyčiau, aišku, aš galvoju, kad įprotis tai yra toksai gal fainesnis disciplinos pavadinimas. Ar jeigu taip galima būtų įvilkti, aš dabar net kažkaip susimašiau. Nes disciplina tai yra iš principo, tu nori ar nenori, tu vis tiek padarai, ar ne? Nusprendei ir padarai. O įprotis, tu tarsi susikūrei aplinką, tu tą visada kartoji ir tarkim darai tą nesąmoningai. Bet tai gal čia irgi toks kaip sekantis disciplinos žingsnis yra, kad tau nebereikia apie tai galvoti, o jau tu pereini į tokią gal flow būseną, gal tas įprotis jau iš viso į flow nueina. Tai gal nuo ryžto iki įpročio yra kelionė? Iš tikrųjų, tai man atrodo, dabar kaip, taip, jeigu pagalvoti, tai ar ta valia, ar jinai dar iš vis, ta prasme, turi prasmę būti net naudojama, nes kažkaip tai atrodo man tai viskas susiveda į discipliną, nes turėti valios, tai gerai taip padaryti, o padaryti tai padeda disciplina, tas pats susiplanavimas, tas pats susidėliojimas. Po to jisai... Bet aš galvoju, o nėra taip, kad mes žodį valia priklijuojam prie tų dalykų, kurių šiaip tai kaip ir nenorim daryti. Pavyzdžiui, anksti keltis reikia valios, kai nekuriems, galvoju apie save, man reikia valios. Bet jeigu aš noriu kažką padaryti ir tas veiksmas yra netgi labai labai didelis, pavyzdžiui, nežinau, vesti coachingo sesijos, man ten nereikia valios. Nes atsiranda žodis, nes aš noriu, nes aš matau prasmę tame. Netgi tas pats, kad ir kelimasis ryte, kiti žmonės tą laiką išnaudoja labai prasmingai ir jiems nebereikia valios. Kažkas eina į sporto klubą, nes reikia ir tada sako, man reikia valios kažkaip prikaupti, man reikia prikaupti valios, kad nevalgyti, nes kaip ir nenoriu galbūt dar keistų įpročių, ten, kur noriu kažką daryti, jau nebesigirdi šitas žodis kartu su noriu. Gal jis negali eiti su noriu kartu, valia ir noriu, gali eiti kartu ar negali, bet galvoju. Gal ir gali, bet man, žinai, tas valia, tai man toksai kaip pradžia, žinai, tiem visiems įpročiam ir viskas, toks tas pirmas sunkumas, toks, jeigu tu tą įveiki ir ten, sakau, kokiam, nežinau, pirmiem 5 ten ir 10 rytų reikia valios, o paskui jau tada pereini į tuos disciplinas ir įpročius ir visą kitą. Toks kaip būstas, žinai. Tu žinai, o man tai noras, aš jau spirgu sėdžiu. Ir aš galvoju, tai gerai, o tai kaip ir nestabūna, kaip, pavyzdžiui, noriu, bet negaliu, neturiu valios, sėdžiu, raudu, kad noriu, tikrai, žinai, kiek yra daug tokių žmonių, ypatingai dabar, ar ne, ir aš pati tokia būnu, žinai, kad tikrai noriu, žinau, kad man tai bus labai naudinga, žinau, kad man tai patinka, noriu, bet negaliu, tai neturiu valios, tai kas tada, jeigu noriu? Bet žinok, aš tokiu atveju netikiu, kad tu nori. Nes noriu, bet negaliu, man nesueina šitie dalykai, tai tu nenori. Iš tikrųjų, tai tu nenori arba per mažai nori ir tau yra gerai ten, kur esi. Ir tada kaupiu valią. Apie ką tai. Tai aš galvoju, kad kai iš tikrųjų nori, tai tada darai. Ir ten reikia galbūt disciplinos tam, kad atsirastų įprotis. Nebūtinai netgi apie įpročius kalbant, ar negali būti vienkartinis veiksmas, pavyzdžiui. Žinot, būna situacijų, kaupiu valią paskambinti tiem, kas nemėgsta telefoninių pokalbį ir dažnai kaupia valią skambučiai. Tai tu jos neprikaupsi, tu nenori skambinti. Net jeigu tau reikia pas gydytoją, tu skambinti nenori. Tai neskambinti, nekaup tos valios, tai neskambinti, žinai. O jeigu nori,
nemanau, kad įmanoma tikrai nuoširdžiai norėti kažko, kas yra tavo ir nieko nedaryti. Taip, bet jeigu tas skambutis yra kažkokio didesnio noro dalis, kuris tas didesnis noras nepaeis be to skambučio, kas tada? Bet žiūrėk, tai jeigu tu supranti, kad tas didesnis noras nepaeis be kažkokio tai nepatogaus etapo, tai tu vis tiek darysi. Nes tu matai tą didesnę prasmę, supranti tą savo tokį platesnį kontekstą ir visada bus, kai mums reikia padaryti dalykų, kurių mes nemėgstam, kurie mums nepatogus, nefaini, bet kai nori, tai darai, ten gal biškis su kastais dantim, bet darai vis tiek veiksmą. Tai būtent čia gal ta valia reikalinga, žinai. Man čia vis tiek, žinok, yra pasiryžimas tą daryti, arba ten, jeigu aš apie tą patį skambutį, tai drąsa išdrįsti paskambinti, pasiryžti paskambinti. Tai va, Ernestai, aš tavęs ir norėjau tavęs klausti, o kuo tada skiriasi valia ir drąsa, arba valia ir ryžtas? Tai vad gal kuo? Nes man, pavyzdžiui, tai yra labai du skirtingi dalykai. Man supranti, kaip yra, iš vienos pusės tai yra sinonimai, bet galvojant apie valią ir pasiryžimą, tik tais aš galvoju, kad kai mes kalbam apie pasiryžimą, tai jau net pats žodis yra ar net ta dalelytė, kad aš turiu kažką padaryti, o kai kalbam apie valią ir dar kad ją kažkaip kaupsime, ar mums jos trūksta, tai man toks jausmas, kad aš nuasmeninu savo atsakomybę kažkokios valios, kaip man žmogaus, ar ne dabar, ir va ten kažkas nevyksta, o pasiryžti tai jau labai į save orientuotas veiksmas, kad aš turiu padaryti tą ir jau negaliu pasiteisinti, kad mes nekaupiam pasiryžimo ar kaupiam. Nesakom, pakaupsiu ryžto, kaip. Čia toksai, nežinau, žinai, aš dabar galvoju, pavyzdžiui, man valia yra apie tai, gal, kad, tarkim, nežinau, išlikti savo tam įsitikinimui. Ne tai, kad, nes ryžtas tai yra, kad tu pasiryžti ir padarai, ar ne, kažką tai ryžiesi, ryžtingai ten eini ir į tą pusę. O valia man galbūt yra dar tam, nežinau, išsilaikime, tokiam, tarkim, kažko pasirinkti, nedaryti, tarkim, jeigu aš nusprendžiau, kad ten nevalgysiu saldumynų, tai man reikia valios, kad aš jų ir atsisakyčiau. Man nereikia drąsos turbūt, nes jie turbūt nesikančia tie saldumynai, kad jų atsisakyti. Ar gal ir ryžto reikia atsisakyti jų, bet man čia šitoje vietoje jau norisi kalbėti apie valią, kad aš valingai išbūnu šitame savo sprendime kažko nedaryti. O nėra tada, kad tai su tavo vertybėm atsispindi. Jeigu tu nevalgysi saldumynų, matyt, kažkas yra daugiau negu just nevalgysiu saldumynų. Gal tu ten, žinai, sveikatos kokios sieki, viena iš tavo tų vertybių ir tada išlikimas toje vertybėje ir ištikimybėje savo, žinai, jeigu pažadų laikymės, aš daviau savo pažadą tam tikrą prasmingą ir aš jo savo laikausi. Jo, bet man vis tiek kažkaip šitoje vietoje apie valią. Nežinau, Vaida, kurioje tu stovykloje. Aš toj stovyklai, kai sėdžiu ir galvoju, tai gerai, tai kam laikyti saldumynus namie? Ne, tai prasme, gal tu atėjai į svečius ir ten yra... Pašalinti kliūtis ir tos valios, žinai, nereikia tada. Ai, svečius. Tai, žinai, ten, nežinau, šventės buvo ar ne, ir artėja ir kažkieno gimtadieniai būna, ir, mes vis tiek, arba ten, kad ir darbe, ten penktadieniais būna, žmonės mėgsta atsinešti, ar ne, kažką skanesnio, arba po savaitgalio iš namų išnešti saldumynus, pasidalinti su kolegom draugiškai. Tai irgi galbūt reikia, nežinau, man asmeniškai žinau, man reikėtų valios ten prie tos kavos neimti ten, nežinau, to šokoladuko pavyzdžiui. Aš irgi galvoju, kad čia šituo atveju tai tiktų šitas valios žodis, būtent šituo atveju, ne, kad išsėdėti, pažiūrėti, kaip kiti valgo, arba ten nebūtinai gal ir saldumynas, gal kažkas, kas, nežinau, kaip ta duona, kuri tau netinka ir jinai stovės ant stalo nuo pat vakarėlio pradžios, ar ne, tai... Bet aš dabar galvoju, klausydama jūsų, bet ar čia nėra apie tą patį, nes, klausau, ar ne, jums reikia valios, aš galvoju, man būtų tai pasirinkimas, pasirinkau nevalgyti saldumynų, ir nevalgau, ar ne, jeigu ten kolegos atsinešė darbe, tai matyt,
man jau ten įsijungtų drąsa pasakyti atvirai, kad, žiūrėkit, aš nevalgau saldumynų, nes truputėlį noriu gal ten, nežinau, figūrą padailinti, arba nevalgau saldumynų, nes man ten sveikata. Tai čia apie tokią drąsą įsivardinti ir būti savimi. Ir kitas dalykas, jeigu jau jaučiu, kad noriu, tai tada aš galiu pasirinkti atsitraukti galbūt nuo tos situacijos. Kažkokį tai veiksmą daryti, bet iš kitos pusės, gal čia iš tikrųjų yra žodžių sinonimai, tik vienas senesnis, toksai valia ar netėjęs iš kitų laikų, o dabar mes jį gal tiesiog užkeičiam kitais terminais, bet esmė tai gal nepasikeičia. Bet tu žinai, kai pradėjai minėti apie tą pasirinkimą, man iš tikrųjų labai patiko tas variantas. Ir aš galvoju, tikrai, jeigu sėdi ir galvoju, nes valia man irgi yra nukreipta į negatyvą, ar ne? Tai yra, kad jeigu man reikės įdėti valios, tai aš eisiu per kančią, aš eisiu per pastangas, per kažką tai, ko aš nenoriu daryti. O jeigu eiti per pasirinkimą, tada jau eina tokia per savo stiprybę. Tai aš renkuosi nevalgyti to pyragėlio ar tos duonos keptos. Tai yra mano pasirinkimas. Ir nesvarbu, kieno jis įtakotas, ar ne, ar tai sveikatos, ar svorio, ar dar kažko. Tai iš tikrųjų, čia žinai, kaip tas toksai pavyzdys, kur mes irgi tada kaip šnekėjom, kai atsikelti vasarą ryte 7 valandą. Man nereikia valios, man nereikia žadintuvo, aš tiesiog, yra šviesu ir aš automatiškai atsikeliu. Atsikelti žiemą 7 valandą, tai velniškai daug valios reikia. Tai aš vis laiką statau tą žadintuvą virtuviai, kad apsiančiau nuo lovos iki virtuvės ir kad atsikelčiau, ar ne? Tai man tai yra valia, man tai yra kančia ir aš galvoju, jeigu aš taip perjungčiau į pasirinkimą, kaip reikės pabandyti, tik žiemą, ar ne, tai... Tik laikas jiems, jau nebe 7. Man irgi tas, žinai, toks valia, dabar dar klausydama tavęs pagalvoju, kad aš net ir pati kartais panaudoju tą terminą, būtent tose situacijose, kurios eina per negatyvą ir asmeniškai aš pati tai, kai nedarau kažko, tai sakau, kažkur, žinai, lyg prabėgom, neturiu valios ir varau toliau savo keliu. Bet tas neturiu valios, tai man toksai būna dažnai iškomunikuoti kitiem, kodėl aš nedarau, nesivelianti per nelik diskusijas, ten kažkokius pasiaiškinimus, nėra valios, visiems aišku, ko ten pas mane nėra, aš nedarau ir važiuoju toliau ten, kur pasirinkimas mano yra. Ir nedeginu tos energijos, nes man valia, reikia valios, tai tada labai daug energijos kažkam reikia padaryti, kam tada man tą daryti, gal aš galiu kažkur kitur ją nukreipti, kur daugiau auginu energiją, negu sekinu, aš apie tai. Tai dabar tokia, sakyk, klausimą. Ne, sakyk, Vaidas, dar dėlioju mintį. Ne, tiesiog tokia minti, žinai, kaip atėjo nuo tos pradžios, tai ar tas žodis valia, jisai dar yra, ar jisai dar telpa mūsų kasdienybė ir apskritai, šiame laikotarpyje, šioje kartoje, ar šiame dešimtmetyje, ne? Nes iš tikrųjų, jisai toksai visai primirštas. Ir ar tai tikrai yra komplimentas, aš dar pagalvočiau, sakant, tu turi daug valios. Ar tai nereiškia, kad tas žmogus su ta valia turi daug ir kančios savo gyvenime, nes jam visur reikia daryti per negaliu. O mes sakom, geras, tu turi daug valios, žinai, ir varo tas žmogus sukandęs dantis, nes gal tai visai ne komplimentas yra. Tai čia mane dabar pagavai, žinai, nes man kai pasako, tu turi daug valios, aš dabar galvoju, tas toksai, net ar pats darbas, žinai, arba tos pačios dietos, žinai, ir kai man pasako, tu turi labai daug valios, aš galvoju, palauk, tai aš pasirinkau, supranti. Bet aš, žinai, kaip ir galvoju. Geras. Ir man tas valios, kai man pasako, turi valios, ir iš karto eina toks atmetimas, žinai, kad, neturiu aš tos valios, supranti, bet keliuosi ryte. O tai kodėl keliuosi? Todėl, kad keliuosi. Todėl, kad tai pasirenku. Kai tu dabar pasakai, taip galvoju, man kažkaip irgi norisi tokiam situacijom, nežinau kodėl dabar dar susimašiu, bet norisi lyg pateikti daugiau detalių tam žmogui, su kurio dalyvauju pokalbį, kad ten yra daugiau dalykų, žinai, ten yra daugiau visokių disciplinų, rutinų, pasirinkimų, tikslų kelimosi, susidėliojimo. Norisi praplėsti ir kažkodėl gavus, kad tu turi daug valios, ar lyg pasiteisinti, nežinau, net koks šiek tiek žodis, padetalizuoti, lyg nesiteisinti, bet
kažkaip praplės noris, nes lyg susiaurina tą valią. Man dar dabar taip galvoju, gal atrodo, kad tu turi valios, atrodo, kad tai savaime nutinkantis dalykas, gimiai su valia arba gimiai be valios. O gal norisi praplėsti, kad, aš ten daugiau žinok pastangų įdedu, negu tik prigimtinę valią, ar ne? Bet Jo, kažką pertraukiau. Ne, aš kažkaip tai pagalvojau apie žmonės, kurie serga galbūt alkoholizmo, ne, ir gal jie ir gimsta ir ateina su šitais visais genais ir paskui yra kaltinami tos visuomenės, kad, va šitie tai yra bevalios, ar ne, visa šeima tokia, šitas tai irgi tėvas toks buvo ir šitas bevalios. Tai ar tai yra, įgimta, ar tai yra valios nebuvimas. Tai čia irgi labai tas toksai... Iš karto lengva labai pasakyti, kad valios neturi arba pagirti valios turi, o kas iš to slepiasi, tai kiekvienas žmogus tikrai istorija, ar ne? Jo, čia gal panašiai kaip su sėkme, ar ne? Nes gali sakyti, kad, tarkim, žmogus ten, nežinau, susikūrė gerą gyvenimą ir tai jam čia sekasi, žinai. Jo tėvai turtingi. Bet tas sekasi, tu realiai nežinai, kiek tas žmogus dirbo, žinai, bet arba pavyzdžiui, kas nors nepavyksta, sakai, man čia nesiseka, žinai, bet gal tu kažką specifiškai padarai, kad, nesisektų, tai man dabar kažkaip taip panašiai kaip su ta valia, žinai, tai jisai turi valios, tai, žinai, aišku, kad ten, nežinau, laikosi padarė, pasiekė, atsisakė, ten whatever, o kai taip, tai, čia neturiu valios, tai tas pats kaip man, nesiseka šitą. Ne, čia ne nuo manęs priklausantis dalykas. Bet čia vėlgi toks užsisuka ratas, mes šiek tiek palėtėm, ar ne? Vat, kai tu, Laura, pateikei pavyzdžius, galvoju, tai ta valia yra kažkoks tarsi trečias, nenumatytas, kaip trečias asmuo, ar ne? Tiek kalbant apie save, kai nusiemo atsakomybę nuo savęs ir užduodant valios trūkumo, bet lygiai taip pat, kai kalbam apie kitus, tada ar nėra taip, kad bandom kaip lyg ir sumenkinti tą pasiekimą to žmogaus, nesakom, taigi valios turi. Aha, jo, jisai valingas, tai jisai čia jau taip ir daro, tarsi, jo, iš tikrųjų, gal bet kaip jūs sakot, kad valia per negatyvą, tai man kažkaip nelabai, man kažkaip valia kažkoks teigiamas yra dalykas, bet iš šitos pusės, tai aš tikrai pritarčiau, kad gali būti, kad mes taip kaip tarsi numenkinam tą tokį, kaip nurašom ten valios, ant sėkmės, ant senoviai žmonės ant aitvarų nurašydavo, ant raganų. Tik žodžiai pasikeitė. Taip, ir atrodo, nereikėjo neatsikelti, nei sporto salę nueiti, žinai, ne. Tik tai valios turėti, o visą kitą, tai pasidarė savaime rezultatų. Ir aš dar galvoju dabar, kai mes, sakom, jis valingas, ar lyg sumažinam to žmogaus, kaip čia pasiekimą, gal ne patį pasiekimą, bet pastangas rezultatui pasiekti, galvoju, su tokiu matyt pasiteisinimu savo, kodėl aš neturiu, nes tikėtina, kad noriu to paties ar kažko labai panašaus, bet nesiryžtų pats imtis veiksmo ir ten sumažinu, ant valios nurašau, kaip čia kirčiuoju įdomi šiandien ir taip kažkaip, ant valios nurašau ir lyg pateisinu save tada ir galiu labai ramiai toj savo komforto, bet ne komforto zonai toliau suktis, nes lyg aš kažko neturiu. Nes patogu. Čia kai viskas žinoma. Jo, tai čia kaip sakant. Nukėlė ir nepasigilinai, ne, kodėl aš to nepadarau, ką reiktų padaryti, kaip reiktų padaryti. Ir galvoju, dažniausiai mes net suprantam, ką jau ten reiktų padaryti ir kas iš tikrųjų slepiasi, kalbant ar ne apie tą valią ir kažkokio tai tikslo siekime, tik tai, kad tą, ką reikia padaryti, žinom, kad nepatogu ir, kai man nepatogu, tai gal tada ir nedarau, nes tos mūsų smegenys, jos stengiasi mūsų apsaugoti vienaip ar kitaip nuo nepatogumo. Ir sukuria tokią galbūt iliuziją, kad tu pabūk čia, nes tam bus nepatogu. Ir jeigu neįjungiam to sąmoningo mąstymo, sąmoningo pasirinkimo ir pasirinkimo išbūti nepatogume, tada, žinai, labai lengva pasidaro ir sėdim ten, kur sėdim, yra valios, pas kažką yra valios, ir gerai. Jo, čia kaip tas pasakymas yra, kad geriau senas pragaras negu naujas rojus. Tokio dar negirdėjau. Jo, čia toks vertinys iš anglų, bet ir lietuviškai žiūriu labai gerai skamba.
senas įprastas pragaras, nu vis tiek kažkaip tai smagiau. Jo. Aš supratau, kad, iš tikrųjų labai lengva nurašyti ant valios viską. Aš prisimenu, žinai, kaip dirbdavau, ir naktim, ir rytais, ar ne, tie grafikai būdavo susimaišę. Tai tas toksai, aš visą laiką prašydavau savo partnerių, kai atidarydavau ryte barą, čia labai senais laikais, ar ne, kad man skambintų, nes aš žinau, kad aš neatsikeliu, ne, bet irgi gal, fiziologiškai aš neatsikeliu, ne todėl, kad nėra valios, kad nėra valios, nežinau, bet aš sakydavau, davai, kai atsikeliam, tai arba tu man, arba aš tau, kuris pirmiau tas ir skambina, ne, kad vis tiek ateini, tai reikia kartu dirbti, reikia kartu atidaryti tą barą, ne, ir tokiu būdu mums pavykdavo kaip komandai, ar ne, visą laiką atidaryti, visą laiką ir visi galvodavo, tie tai gali, tie tai turi valios, arba tie ten atsikeli, jums tai lengva atsikelti. Aha. Jo. Man aš tai negaliu, aš tai naktinėju ir man ten ryte labai sunku. Tai labai ko nepaplanavai ir nepadarėjai. Iš esmės kitų įpročių nesusitvarkė, ar ne? Net tas ryte atsikelti, jeigu tikrai reikia ir nuolatos reikia, bet tu neturi tos valios, tai man rodos, kad tu ne valios neturi, bet nesusitvarkai kitų dalykų, kurie lemia, kad tau sunku atsikelti tada, kada tau reikia atsikelti. Taip. Dar žiūrėkit, merginos, laikas eina į pabaigą, gal trumpai tada, tai kas ta valia, ar jinai dar jums turi tą tokią prasmę, tas pats žodis kaip valia, ar tiesiog jinai susidėlioja į kažkokius kitus dalykus? Aš tai būsiu senamadiška ir sakysiu, kad man valia tai turi prasmę ir aš manau, kad tai yra geras dalykas ir aš manau, kad tai yra skatintinas dalykas ir vis dėlto jinai yra vidinis irgi dalykas, vidinis kaip ir ryžtas, kaip ir drąsa ir man atrodo, kad mes valią lygiai taip pat galime ugdyti, kaip stiprinti ir ryžtą, ir drąsą, tai man apie tai yra ir aš pasilieku prie šito termino. Tai keliaujame kitos stovyklos, nes net ir padiskutavus ir išgirdus tas kitas nuomonės, kur lyg ir kalbam apie tą patį, bet aš asmeniškai esu linkusi valią kaip po tokią atsisakyti ir daugiau kalbėti apie savo asmeninį pasirinkimą, pasiryžimą ir, pridėčiau drąsą, nes man yra apie tai, man valia yra daugiau per negatyvą. Aš manau, kad mums kiekvienam kaip asmenybei lengviau dalykai einasi, kai save kreipiam per pozityvius dalykus ir jeigu norisi, kažko pasiekti, tai neieškoti pasiteisinimų, bet pasirinkti, ką noriu padaryti, kodėl noriu ir kaip tą darysiu ir tada ten varyti. Jeigu reikia pagalbos, tai yra atskaitomybės partneris, draugai, šeima, kurie ten gali palaikyti, arba kaip Vaidos kolega, kuris gali paskambinti. Tai man apie tai ir aš, lieku Vaida, kaip tau pačiai. Aš tai visiškai sėdžiu Ernestos lovykloje. Pardon, Laura. Man valia visiškai nebetako tokios kaip ir prasmės ir aš jos visiškai nebematau. Aš nepasitikiu savo valia, ne todėl, kad nepasitikiu savim, bet tiesiog apsiginkluoju kitais visais ginklas, tai yra planavimu, draugais, giminėm ten pagalba, dar kažkuo tai. Ir svarbiausia, aš taip pažiūrėjau, jeigu aš noriu pasiekti rezultatą, tai aš turiu rasti būdą. Ar aš esu pasimovusi ant valios? Esu. Noriu, nenoriu. Man eina per negatyvą, taip, eina per negatyvą, taip kad aš jums. Na, o su jumis tada atsisveikinu iki kito trečiadienio ir jeigu patiko mūsų pokalbis, tai spauskite like, prenumeruokite mūsų YouTube ir susimatysime kitą kartą. Iki. Ir aš dar truputėlį iššoksiu į postscriptum. Tai ten žmonės, kas dar valiai teigiamą duoda, tai parašykit komentaruose, kad aš nesijaučiau vieniša gerai. Ačiū. Kas užvalė, kas davė, kas eina pagalba kitų ir savo. Gerai. Ačiū klausyti. Ačiū. Iki.